Labas vakaras, sveiki įsijungę šią tiesioginę transliaciją. Jau iškart matote, kas mūsų šiandien laukia Urbo nacionalinė krepšinio lyga rungtynės Alytuje. Šakos Andrius Jurkūnas treniruoja Alytaus ekipos. Šiandien 9 rungtynėms registruoti žaidėjas Tunas Jangas. Ten Kazakauskas, jam vienas malonumas, Dalinkauskas ima kamuolį, Mačionis per visą aikštę iki galo ir yra maždaug Jango pasirodymas prieš Omega. 22 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, čia perimtas kamuolys ir daug dėmesio jam. Vaitulevičius iš toli, jis yra visas 4. Taigi vietoje to, kad plus 11, tai Kretinga. Visas 4 baudas prametė šį komandą, tiesa visas 4 problema. Justui Žiubriui 4 sekundės atakai. Žiubrio prasiveržimas į nulis, iš ten labai netaikliai atakavo dabar ir Žiubrys. Kalbant apie Alytų ir tie individualūs pasirodymai. Buvo kukloki, Žiubrys nepraranda. Kazakauskas 2 su pražanga, bet nepraeina tas perdamas ir dabar jau Venskus. Greitame puolime, 10 ribos. Šaitis įkirtimas ir kraštą Degrėjus iš toli ir pataikė. Aišku, dar tų rungtynių ne tiek daug sužaidęs. 13, kalbant apie tolimus metimus, alytiškių pataikymas, o čia, bet jau ten ir perdamas buvo prastas ir laiko nebuvo. Alytus tiesiog bėga į priekį ir dabar jie bėga į priekį ir Baltrušaitis iš viršaus. Prieš Baltrušaitis, Zabita iš ten nepavojingas, Stanulis atakų perdamų puikų balansą. Kretingos komandai savo mačą laimėjo Alytus, bet po to čia bus vienas. Vėl bėgti lygoje Stanulis šiandien. Kol kas tik vieną rezultatyvų perdamą. Augustinas Venskus komanda. Roni Degrėjus įsibėgėja. 5 minutės. Stanulis vėl laisvas ir šį kartą pataiko Matis Nuotkartų pačinkė antroje mačo pusėje. Waterson labai Dalinkauskas ateina Venskus į pagalbą, bet dabar jau Žiubrys visiškai laisvas. Venskus atakuoja iš toli ir pataiko, bet taip pat perima kamuolį dzūkai, Degrėjus. Nebuvo ten aišku blokas tritaškis, bet buvo kur kas geresnė situacija prieš tai. Prie Degrėjaus žemesnis varžovas, jo dar vienas skersas perdamas tokio. Galbūt net lemiamą metimą, tiesa Mantvydas. Alytiškiai turi dar vieną komandinę pražangą, nėra pražangos. Net ir tai jau negelbėja. Kazakauskas susimeta baudas, Venskus dar paleidžia kamuolį iš savo aikštės pusės. Taigi, graži, įdomi, dramatiška kova, kurioje Kretinga Rivilė švenčia pergalę 87-83 prieš Alytaus komandą.